skrendam į Nicą. Turim 20 kg lagaminą. Visai kukliai pasiėmėm daiktų. Važiuojam. Sveiki, mes esame Nicoj. Boltas iki mūsų Airbnb 22 €, tai mes nusprendėm važiuoti viešuoju transportu. Taip, nes mes esame ekologiškos, o ne neturim pinigų. Tai atvykome į savo Airbnb, gyvensime pas Eriką, turim savo privatų kambarį ir jo, kambarys mažas, bet mums svarbu permiegoti. Tai turime svetainę, turime žiauriai keistus padarus, akselionai, man atrodo, vadinasi. Tak, virtuvėlė. Čia mūsų haustas labai populiarus ir gauna daug raštelių, koks jis fainas. Ir turime mūsų kambarį, biškį purvinas. Tai pasidėjome daiktus ir taip viskas gražu. Wow. Mes šiaip gyvenam biškį toliau nuo centro, bet palmės yra, jau mums užtenka. Wow. Mes esam Nicoj. Atėjom prie jūros. Tu juokauji. First dinner. Rytas, tai vakar vakare pasėdėjom, pakalbėjom. Tai šiandien varysime prie jūros ir mūsų pusryčiai graikiškos salotos. Buvom prie jūros, pasideginom truputėlį ir dabar nusprendėm, kad žiūrėjom šiandien į Monaką, nes dar neprasidėjo pagrindinė formulė ir... Bus labai crowded ir šiandien UV šūdinas, rytoj labai geras, tai geriau ryt deginamės. Taip, tai lekiam namo, persirengsim ir važiuosim. Žiūrėjom į Monaką, atrodom bombiškai abidvi, o mūsų kambarys. Atvykę į Monaką. Į formulę nueiti neturim, bet vis tiek matom. Pasiėmėm iš Nicos maisto popierinę maišiukę ir jaučiamės tiesiog kaip... Žiauriai saldžiai kaukinti. Tiesiog faršas be prieskonių. Su metalinėm šakutėm nupyzinom į savo hausto metalinės šakutės. Mes labai jaučiamės kaip bomžės, tai mes norim šitą maišą tiesiog pakišti kažkur. Bet tarpu kažkokį dangoraižių. Parodysiu, bet čia esmė, kad biški nugenėti tie krūmai yra pragenėti. Kaip ir radom vietą, man atrodo, čia nelabai matosi. Monakas, kaip ir tikėjomės, yra uždarytas per formulę, ta prasme niekur neįmanoma nueiti. Ir mes labai norim nueiti iki jūros, tai pralaukiam dabar iki 8. Einam per gatvę, kur buvo uždaryta. Čia nėra tas pagrindinis trekas. Tikimės, kad pasieksim jūrą. Sekėm ir jachtas. Aš tai manau, kad aš noriu šitos. Kai čia yra tokios jachtos, jų yra šimtai, šitos atrodo žiauriai mažytės. Diena baigta Monake, pavargom savo milprepą, palikom krūmuose. Nei kojyčių, nei nugarytė, nieko. Viskas. Mūsų šuns ėdalas paliktas prie Botegos Venetos, jei kažkas norit, galit susirasti. Viso gero. O jūs Monake. Naktį piečiaujam savo... Rytas, varom šiandien pasivaikščioti po miestą, tada varysim prie pliažo ir jo, atrodom gražiai. Išsinėjom po Nicos jachtų uostą. Tikrai Monake daug jos įspūdingesnės, bet yra ir čia tokių visai neblogų. Wow, kada nesu mačius
tokio ryškaus vandens. Pabuvom ir prie jūros, pasiėmėm dabar ledų, vaikštinėjom čia po senamiestį, bažnytėlės, gatvelės siauros ir jo. Dar vieną nuostabią šunienos vakarienę. Penktadieniukas. Čin čin. Yra beveik 1 valanda nakties ir mes važiuojame į klubą. Tai kągi, Praėjo 1,5 valandos. kai pabuvome klube ir mes žygiuojame namo, nes buvo žiauriai blogai. Tai prasme, kaip chaosas Vilniui. Tik dar blogiau. Dar blogiau. Ir mes mokėjom po 20 eurų. Tai žiauriai iš tikro gaila. Galėjom už tuos pinigus, nežinau, mačus išgerti su braškėm. Tiesiog. Nu, bet užsidėjom čekmarką ir žinom, kad daugiau nebeisim į tokius klubus. Taigi paskutinę dieną Nicoje jau užsičekiautinom iš savo Airbnb, bet mūsų hostas leido dar pasilikti daiktus, tai einam prie jūros. Dar esame paplūdimyje, žiauriai yra karšta, bet labai faina ir šiandien važiuosim į Italiją. Private jetai kas minutę tiesiog skrenda ir skrenda. Prancūzija baigėsi, laukiam, kol mūsų hostas įleis mus į butą, kad pasimtume daiktus ir važiuosim į Italiją. Pasideginom. Nesimato nieko. Tai pagaliau atvykome į Italiją, gyvenome pas mano tetos vaikino senelius. Nežinau, bet turim pagaliau normalaus dydžio kambarį. Toksai ir vaizdas per langą. Wow. Čia yra alyvuogių medžiai ir kalnai. Tai mūsų pirmoji itališka vakarienė. Labas rytas. Pirmoji diena Italijoje prasidėjo. Tai esam pas mano tetą, prie baseino, prie alyvmedžių. Tiesiog čilinam. Va čia yra tikrai itališki ledai. Pietus. Ne, porcija man ir porcija Barborai. Ten Barborai? Ir naminiai nonos ledai dar. Wow. Prisivalgėm eilinį kartą belė kiek ir einame miegoti. Tipo, va tai va, su tokiu vaizdu. Rytas yra 7:30 ryto. Važiuojam į San Remo. Mūsų atvežė į kepyklą. Tai atvykome į San Remą. Labai gražios jachtos. Čia kažkur stovi ir Donaldo Trumpo buvusi jachta. Labai negraži, šiaip pati negražiausia. Jo, pati seniausia iš visų. Bet jisai senas yra. Tai. Va toks vaizdas. Nu, gražus miestas, aš tai dievinu Italiją. Atsivežė mus į San Remo molą ir čia tipo žiauriai geros kainos, bet visos parduotuvės Versace, Dolce Gabbana, Saint Laurent ir taip toliau. Ir tos normalios kainos tai yra už rankinuką 2,5 eurų. Lui è il mio fratello. Io amo te. Ir pietums su pesto vėl makaronai. Tai Italijoje susiradau naują geriausią draugą. Sorry, Barbara, bet... Nu nestumdyk manęs. Žiauriai mėly, man jis labai patinka, mano šitas draugas. Ir mes dabar einame į mokyklos spektaklį mokslo metų baigimo proga. Kažkas tokio. Balenciagui. Ja, fainai.
Dabar turėsim tokį tikrą Italian experience. Veikiam. Attenzione, il sistema non riconosce il voto. Buon pomeriggio e benvenuti Va, ateini, nusiskini persiką. Žiauriai geri. Dar vienas maistas, dar vieni makaronai. Būk laimingas. Ir kad maža nepasirodytų, dar po vieną porciją. Labas rytas. Labas rytas. Mūsų draugų grupė sveikinasi su jumis. Dabar yra 8:31. Važiuojam prie jūros. Man reikia sustoti vandelių. Pasilgai manęs vincu kaip per naktį. Jo. Aš tai labai. Nuėjome po tokį viduramžių miestelį Červo. Žiauriai gražu visur ir jūros mėlynumas tai wow. Senai, kokios nori nusipirkti. Kuri? Pietums pirmą kartą valgom out. Got the cameras. Mes panašus Got esam. the camera. Šiaip ne, ir kodėl jūsų akys visiškai skirtingos? Bet jie iš veido formų. Kai buvome parduotuvėje ir Vincukas nupirko mums Filadelfijos su pagaliukais ir kadangi jį užleido moteris į kasą, tai jis tiesiog pabučiavo bobutę į žandą. Pavaizduoju, jį tai parodė ir jis pabučiavo. Teistas. Filadelfijos su pagaliuku. Ačiū Vincukai. Vincukai? Labai gerai. Ir paskutinė vakarienė. Vėl makaronai. Žinoma, reikia ledų ir buratos. Kągi, turime paskutinę dieną Italijoje. Ledai, burata ir viskas. Neužilgo jau važiuosime į oro uostą. Mūsų gengas sako ate jūsų gengui. Ate!